Libanas šiuo metu dega, nepaisant paskelbto ugnies nutraukimo tarp Irano ir JAV. Izraelio gynybos pajėgos tęsia masinės bombardavimo operacijas, įskaitant ir šalies sostinę Beirutą, tęsdama operaciją prieš Libano grupuotę Hezbollah. Iranas reikalauja nutraukti ugnį, nes tai neva buvo sąlyga dėl ugnies nutraukimo tarp JAV ir Irano. Tačiau Izraelija ir JAV pareiškė, kad ne, susitarimas netaikomas Libanui. Galiausiai Teheranas pateikė ultimatumą ir vėl uždarė Hormūzo sąsiaurį, nors jis ir taip nebuvo normaliai atidarytas. Vis dėlto, pasak pareigūnų, Teherane tolesnės derybos neįmanomas, kol Libane vyksta karas. Mano vardas Aleksejus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą. O jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokią auką arba tapdami rėmėjų YouTube platformoje. Visos nuorodos ir rekvizitai, kaip paremti Aleksejus Pečijaus kanalą, yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose. Ir užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, Izraelis trečiadienį surengė masinius smūgius pietų Libanui, nepaisydamas JAV bombardavimo Irane sustabdymo ir Pakistano pareiškimo, kad kariniai veiksmai šiame fronte taip pat turėtų būti sustabdyti. Libano sveikatos apsaugos ministerija vakare pranešė, kad per apšaudymus žuvo mažiausiai 112 žmonių, o 837 buvo sužeisti. Smūgiai buvo suduoti praėjus kelioms valandoms po paliaubų paskelbimo tarp JAV ir Irano. Izraelis apšaudo Hezbollah pozicijas ir perspėja pietų Libano gyventojus apie būtinybę evakuotis. Visa tai vyksta esant neaiškumui dėl to, ar ugnies nutraukimo susitarimas taikomas Izraelio kariniams veiksmams prieš Hezbollah Libane. Izraelis pareiškė palaikantis JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą 2 savaitėms sustabdyti smūgius Iranui. Tuo pačiu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pabrėžė, kad Izraelio gynybos pajėgos tęs smūgius Libanui, nes, jo nuomonė, paliaubos kare su Iranu netaikomos Libanui. Tai prieštarauja Pakistano, kuris tarpininkavo sudarant paliaubos su Iranu, pareiškimui, kad veiksmai Libano kryptimi taip pat turi būti sustabdyti. Pakistano ministras pirmininkas Šahbazas Šarifas, kuris tarpininkavo konflikte, pareiškė, kad 2 savaitės truksančios paliaubos tarp Irano ir JAV galioja visur, įskaitant ir Libaną. Atrodo, kad Hezbollah nuo paliaubų pradžios nutraukė šiaurinio Izraelio apšaudymą. Grupuotė, kuri beje įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, užpuolus Izraelį kovo 2 dieną, nepranešė apie jokias operacijas, tačiau pareiškė, kad turi, cituoju, natūralią ir teisėtą teisę priešintis okupacijai ir atsakyti į jos agresiją. Galiausiai Vašingtone viešai pareiškė, kad ugnies nutraukimo susitarimas tarp JAV ir Irano netaikomas Izraelio smūgiams prieš Hezbollah Libane. Tuo pačiu metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pareiškė, cituoju, ugnies nutraukimo susitarimo tarp Irano ir JAV sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos. JAV turi pasirinkti ugnies nutraukimas arba karo tęsimas per Izraelį. Jie negali gauti abiejų variantų. Pasaulis mato masinius žudymus Libane. Kamuolys yra JAV pusėje ir pasaulis stebi, ar šalis įvykdys savo įsipareigojimus. Egiptas, kuris tarpininkavo sudarant ugnies nutraukimo susitarimą, taip pat apkaltino Iraną ir Izraelį sąmoningai bandžius sužlugdyti paliaubas. Bet štai kur esmė. Izraelis nevedė jokių derybų su Iranu nei tiesiogiai, nei per tarpininkus. Todėl Izraelis apskritai nesudarė jokių paliaubų su niekuo. Izraelis formaliai neturi jokių įsipareigojimų laikytis jokių susitarimų, kurie, pabrėžiu, buvo pasiekti tarp JAV ir Irano. Jei Iranas nori sustabdyti apšaudymus Libane, logiškai jis turėtų vesti derybą su Izraeliu atskirai, bet to nebuvo. Dar kartą, Izraelis su niekuo nevedė derybų dėl ugnies nutraukimo. Vadinasi, kokie jo įsipareigojimai? Šiuo metu tūkstančiai Izraelio karių užima pozicijas Libano teritorijos gilumoje, todėl Izraelio vyriausybė pareiškė, kad neišves savo karių ir neleis 100 tūkstančių perkeltų Libano civilių gyventojų grįžti namo, kol Hezbollah nebus nuginkluota. Beje, kaip ir buvo sutarta dar nustatant dabartinės paliaubas ir ugnies nutraukimą tarp Libano ir Izraelio praėjusiais metais.
Tačiau Libano vyriausybėje taip ir nepavyko pasiekti, kad Hezbollah būtų nuginkluota. Tai kokie klausimai? Ir štai leidinys Axios rašo. Высокопоставленный американский чиновник Pareiškė, kad Netanyahu iškėlė Libano klausimą telefoninėme pokalbyje su prezidentu Trumpu, netrukus prieš paskelbant apie ugnies nutraukimą. Telefoninio pokalbio metu Trumpas ir Netanyahu susitarė, kad kovos veiksmai Libane gali tęstis. Be to, JAV atstovas pareiškė, kad šiuo metu Baltieji rūmai visiškai nesijaudina, jog situacija Libane gali sužlugdyti ugnies nutraukimo susitarimą su Iranu. Trečiadienį Izraelio gynybos pajėgos surengė masinę smūgių seriją Hezbollah taikiniams Beirute, Beka slėnyje ir pietų Libane. Izraelio gynybos pajėgos pareiškė, kad tai buvo didžiausia koordinuota smūgių prieš Libaną banga nuo karo Irane pradžios. Izraelio gynybos pajėgų duomenimis smūgiuose dalyvavo 50 Izraelio karinių oro pajėgų naikintuvų, kurie atakavo 100 Hezbollah vadaviečių ir karinės infrastruktūros objektų, panaudodami apie 160 šaudmenų. Tuo pačiu metu Irano naujienų agentūra Tasnim pranešė, kad Iranas pasitrauks iš paliaubų susitarimo, jei išpuoliai prieš Libaną tęsis. Agentūra Fars praneša, kad trečiadienį po masinių Izraelio smūgių naftos tanklaiviai plaukę per Ormuzo sąsiaurį buvo sustabdyti. Galiausiai Iranas oficialiai paskelbė apie naują Ormuzo sąsiaurio uždarimą. Įdomu tai, kad Libano ministras pirmininkas Navavas Salamas taip pat apkaltino Izraelį paliaubų režimo pažeidimu. Libano prezidento administracija Izraelio smūgius pavadino naujomis skerdynėmis. Bet dar kartą, o su kuo būtent Izraelis susitarė dėl ugnies nutraukimo? Libano ministras pirmininkas sako, kad Izraelis pažeidė ugnies nutraukimo režimą. O kur jis įsipareigojo jo laikytis? Kur? Arba gal Libanas vedė dėrybas su kažkuo? Ar kaip? Man atrodo, nebuvo dėrybų tarp Libano ir Izraelio dėl ugnies nutraukimo. Ar buvo? Arba gal mes kažką praleidome ir Libano ministras pirmininkas Navavas Salamas gali mums ką nors papasakoti. Šiuo metu Teheranas aktyviai bando išgelbėti žinomą grupuotę Hezbollah, nes daugelį metų būtent ši grupuotė padėjo Iranui terrorizuoti Izraelį. Ir štai Irano užsienio reikalų ministras Arakčis šiandien visą dieną skambino visiems, kuriuos pažįsta. Jis reikalavo, kad Izraelis būtų priverstas nutraukti ugnį. Net Pakistano tarpininkas tvirtina, kad dėl kažkokios priežasties Izraelis turi sustoti. Toliau pateiksiu Pakistano ministro pirmininko citatą. Keliose vietose konflikto zonoje buvo užfiksuoti paliaubų režimo pažeidimai, kurie griauna taikos proceso dvasią. Nuoširdžiai ir iš visos širdies raginu visas pusės parodyti santūrumą ir laikytis 2 savaičių paliaubų režimo, kai buvo sutarta, kad diplomatija galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį taikiame konflikto sprendime. Todėl čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, jau žinote, ką reikia daryti. Tai galite padaryti bet kokią auką per QR kodą savo ekranuose arba naudodamiesi nuorodomis ir rekvizitai šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas. Saugokite save, viso gero visiems.